Gegužės 26. Pažinimas daro pasipūtusi, bet meilė ugdo. Pirmas laiškas Korintiečiams 8 skyrius 1 eilutė. Visi, kurie stengiasi mokyti Dievo plano kitus, patys yra pastatyti į ypatingų pagundų pavojų. Todėl garbė tarnauti Viešpačiui ir jo žmonėms reikalauja didesnių šventosios dvasios malonių ir daugiau žinių. Taigi, jei kas nori būti kitų mokytojų ir Viešpaties skelbėjų, turi tobulinti įvairias šventosios dvasios malones, kad jų pagalba kartu su romumu ir žinojimu, sujungtų su meile, galėtų statyti save ir tuos, kuriems jis tarnauja. Natūrali žinių ir žinojimo tendencija yra padaryti pasipūtusių žinių turėtoją. Tokio asmens apsigynimas nuo išdidumo – tai nuolankus pripažinimas, jog žinojimas, kurį turi, tai nėra jo paties išradimas, bet Dievo dovana. O meilės būdingas polinkis yra pasibjaurėjimas blogiu, blogio vengimas ir opozicijos blogiui ugdymas mumyse, malonių ir dangiškų troškimų ugdymas, pašvęsto mūsų kūno panaudojimas ir taip pat sustiprinimas, subalansavimas ir Kristaus panašumo elementų ištobulinimas. Klausimai, kokius išbandymus susijusius su šia eilute turėjau šią savaitę? Kaip juos priėmiau? Kokios buvo pasekmės? Pažinimas daro pasipūtusi, bet meilė ugdo. Pirmas laiškas Korintiečiams 8 skyrius 1 eilutė.